Sveiki, pirmą dieną. Mūsų pirmas judesys bus sąjunga tarp dangaus ir žemės. Mums reikės išmokti su šitų judesių teisingos laikysenos, kaip teisingai stovėti. Tai čia judesiuose žmonės ne tiesiog tiesiai stovi, kaip mes esam įpratę, bet truputėlį įsižeminę, tokie minkšti, kaip spiruoklytė. Per mūsų sąnarius, per čiurną, kelius, klubus, juosmenį, krūtinę, per kaklą. Per šitas vietas mes galim suformuoti tokį spiruokliavimo judesį, lyg norėtume pastumti dangų. Kojomis reikia įsispirti žemę ir kūną atpalaiduoti. Tada pėdom stumiam žemę nuo savęs, o galva stumia dangų į viršų. Gaunasi, kad spiruoklė išsitiesia. Šitas judesys yra labai svarbus, jis yra naudojamas visose tolimesniuose mūsų judesiuose. Kokią naudą jis teikia? Iš tiesų jis masažuoja mūsų vidaus organus. Jis veikia kaip kempinė, kuri tokiais judesiais valo viską viduje, kaip mes kempinę valom. Mes jos negręžiam, mes jos netrinam, tiesiog paspaudžiam ir atleidžiam. Lygiai taip pat tokiu būdu dirba ir mūsų kūnas. Taip? Tai yra vienas iš svarbiausių tokių filosofijos detalių, elementų, kurias reikia suprasti. Tai šitas dalykas, tada rankos. Turim pajausti, kad rankomis užkabinam žemę ir pritraukiam ją prie savęs. Toks jausmas, kad norim užsikabinti kaip už kokių turėklų ir save spausti žemę, o žemę traukti į save. Partraukt, atstumt. Partraukt, atstumt. Kas labai gerai mums padeda tą dalyką pajausti, yra guma. Jeigu turit namuose gumą, pasinaudokit ją. Galim šitaip įsispausti, pasimti rankom už gumos, geriau kokią tvirtesnę, jeigu turit, kad nesuplėšytumėt. Ir va taip pajausti tą tempimo jausmą tarp rankų ir kojos. Jeigu darysim pratimą teisingai, mūsų keliai neatsikiš į priekį. Mes juos tik atpalaiduosim ir atsispirsim. Pritraukiam, atstūmim. Pritraukiam, palaikom įtemptą. Šitų metu, kai mes laikom gumą įtemptą, jaučiam, kaip prie savęs pritraukinėjam žemę. Kūnas tarsi įsižemina, įsispiria ir išgauna tą taisyklingą mūsų spiruoklę. Taisyklingą. Nes jeigu keliai išlys į priekį, nebus traukimo jėgos, pasiduos į priekį, bus labai negerai, nes čia bus didelė apkrova ir tada gali atsirasti dar daugiau problemų, jeigu kažkas turi ir taip jau problematinius kelius. Tai šitas labai svarbu ir jis yra visur, visose tolimesniuose, kaip minėjau, mūsų pratimuose. Gerai, jeigu jau tą dalyką atradom, truputėlį pastovėjom, patampėm, galit tą daryti 10 minučių, 15 minučių, pusę valandos. Tiesiog atsistumt nuo žemės, pritraukt žemę. Atsistumt, spiruoklę ištiesinam, pritraukt. Kvėpavimas natūralus. Apie kvėpavimą iš pradžių nereikia labai ten gilintis, galvoti, kaip čia kvėpuoti. Kūnas padarys geriausiai, kaip jums reikia. Svarbu, kad jo nesulaikytumėt. Natūraliai, laisvai kvėpuojam pro nosį, įkvepiam, pro nosį iškvepiam. Kai jau atrasit pajautimą, kaip jūsų kūnas susipresuoja, susispaudžia, pridedam darbą su rankom, užkabinam žemės energiją, įsivaizduojam, kad pasiemam žemės gabalą, įsispiriam į ją ir tempiam aukštyn. Keliam aukštyn iki krūtinės, nuo krūtinės stumiam į dangų. Tada užsikabinam už dangaus, traukiam dangų į save, stumiam žemyn.